Jau daug metų amerikiečių firma Gerber yra medžioklinių žvejybinių įrankių dizaino ir inovacijų lyderis pasaulinėje rinkoje. Ilgus metus Gerber įrankius naudojo tik Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė, tačiau prieš keletą metų, kai įmonė įsigijo skandinavų firmą Fiskars, Gerber įrankiai tapo prieinami kiekvienam medžiotojui, žvejui ar mėgstančiam pramogauti. Neseniai Gerber įrankiais Lietuvoje pradėjo prekiauti Mocevičiaus firma Ginalas. Apie vienus populiariausių pasaulyje įrankius medžiokliai, žvejybai ar iškilavimui gamtoje pasakoja mūsų laidos techninis konsultantas Eduardas Derenka. Na, medžiokliai, aišku, įranga, kiekvienas medžiotojas žino, kad po šautuvo, sakykime, kiekvienam medžiotojai ekipiruotė sekanti dalis yra medžioklinis peilis. Štai kuo jie ypatingi? Be abejo, tai yra karybiškos tradicijos, yra specifiniai metalai, yra labai, reiškia, pritaikyti apkrovoms metalai, taip pat ir rankenos, jos yra gumuotos. Sakykime, tiek ir tie mūsų peiliai yra skirti žvėrių kailių lupimui. Na ir iš vis toks retesnis dalykas, sakykime, štai lupimo stambių kanopinių žvėrių lupimui skirtas peilis, toks visiškai netradicinės formos. Ši pasaulyje žinoma gamintoja taip pat siūlo įrankius žvejybai. Gerber nesiūlo ričių ar meškerių, o gamina įrankius žuvies apdorojimui. Tai patogus kokybiški peiliai su gumuotomis rankenomis skirti žuvies filė pjaustymui. Toliau tradiciškai išliko įranga karybai. Na, be abejo, tai vėlgi taktiniai peiliai. Kodėl jie taktiniai? Todėl, kad jie yra daugiafunkcionalūs, jie yra skirti įvairių objektų pjovimui, jie yra, sakykime, yra skirti ir stiklo daužymui, netgi iki 5 mm ir netgi grūdinto stiklo, tai yra šiek tiek labiau funkcionalu. Na ir aišku, ne tik tai peiliai, bet ir yra tam tikra skirta įranga taktinė. Štai kas tais dalykais domėsis, be abejo, internetinėme puslapyje įmonės apie tai galėtų paskaityti plačiau. Mėgstantiems pramogauti ir leisti laisvalaikį gamtoje, Gerber gamina įvairius įrankius, žibintuvėlius, kurių panaudojimo galimybės yra labai įvairios. Prožektoriai, jie yra kaip ir nelabai dideli, iš pirmo žvilgsnio jie atrodytų tokie mažyčiai, tačiau prožektoriuose yra panaudota pačios naujausios technologijos, kas liečia šviesos skleidimą. Na, jie yra su lęšiais labai dažnai. Lemputės yra taip vadinamos LED technologijos, arba tai išvertus lietuviškai būtų žemų įtampų diodai. Na, jie užtikrina mažą energijos naudojimą ir labai efektyvų apšvietimą. Na, sakykime, tas mažas prožektorius, jisai gali šviesti iki 48 metrų atstumu netgi objektą aptikti. Tai yra tikrai labai našus skaičiai. Prie pramogai, laisvalaikiui ar darbui skirtų įrankių galima priskirti specialius komplektus, kuriuos naudinga būtų turėti savo automobilyje ir naudoti ne tik medžioklėje, žvejyboje, iškyloje, bet ir darbui sode. Komplektą sudaro multifunkciniai įrankiai, kirvis, žibintuvėlis, pjūklelis medžiui pjauti ir išlankstomas kastuvas, kuriuo galima pjauti šakas net iki 5–7 cm skersmens. Toks komplektas puikiai dovana kiekvienam vyrui. Labai populiarūs yra štai multirinkiniai, taip vadinami, jų yra įvairiausių paskirčių, na ir sudėdamųjų dalių, aišku, juose esančių, na, tradiciškai tai yra žnyplės, jos gali būti su kaustytais ašmenimis arba kietlydinėm ašmenimis, na ir visa eilė viduje esančių įrankių, jeigu taip galima pasakyti. Aišku, tokios produkcijos galima labai daug išvysti ir mūsų supermarketuose, kurie kainuoja galbūt 10 kartų, galbūt 15 kartų mažiau, tačiau tai visiškai yra ne tai, tai yra tikrai patikimi ir tvirti įrankiai, kurie tikrai ekstremaliu atveju tikrai gali pagelbėti. Visa tai būna sudėta dažnai į rinkinius. Taip, štai čia yra, sakykime, ir peilis, lenktinis peilis ir taip pat štai multirinkinys, jų yra įvairiausių variantų. Gerber įrankiai išsiskiria ypatinga kokybė, yra patikimi, juos paprasta naudoti ir pritaikyti ne tik pramogaujant, poilsiaujant, bet ir dirbant sode ir sodyboje. Šiems įrankiams yra suteikiama ilgalaikė garantija. Tai kiekvienam iš tų gaminių yra suteikiamas garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis yra skiriamas 10 metų. Kiekvienam tam gaminiui, kai kurie gaminiai turi garantiją, taip vadinamą, visam eksploatavimo laikotarpiui, ypatingai įranga skirta karybai. Tai nėra apribota laikmečio garantija, sakykime, tiek kiek tas daiktas naudojamas, tiek jam garantija yra suteikiama.